Sveiki Lietuvos Respublikos piliečiai, draugai, pažįstami, artimieji, tie, kas myli ir nekenčia. Šiandienos tema – Overtono langas. Yra toks mokslininkas Overtonas buvo. Ir jisai padarė tyrimus, atliko tyrimus. Aš stipriai nesigilinau, paviršutiniškai tik tais pasižiūrėjau. Mintis yra sekanti. Atliekamas eksperimentas ir pasodinama grupė žmonių. Vienas yra tyriamasis objektas, tai yra žmogus, kuris nėra tos grupės narys, tai yra jisai nėra apmokytas, nepamokytas. Ir prieš juos padedami kažkokie daiktai. Ir likę tos grupės nariai meluoja, atvirai meluoja. Iš esmės, viskas prasidėjo nuo to, kai aš pamačiau vieną vaizdo įrašą darytą Tarybų Sąjungos laikais, kur buvo atkartojamas tas eksperimentas, kai pasodinami 4 vaikai ir pastatomas ten 2 kugeliai berods, spalvoti, vienas juodas, kitas baltas. Ir klausima pirmo vaiko, kokios spalvos kugeliai? Juodi. Kito vaiko, kokios spalvos kugeliai? Juodi. Klausima tyrimo objekto, kokios spalvos kugeliai? Juodi. Klausima paskutinio vaiko, kokios spalvos kugeliai? Juodi. Ir po to prašoma tos mergaitės, to tyrimo objekto, paimti baltą kugelį. Jinai paima tą baltą kugelį ir tada jai užduodamas klausimas, o kodėl? Tu, kai buvo klausima, pasakei, kad jie yra abudu juodi. Tai yra primityvus pavyzdys, bet iš to 2006 buvo padarytos išvados ir iš esmės aš įtariu, nuo to pradėjo keistis mūsų visų gyvenimai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ten kalbama apie vienetinį atvejį. Aš pagalvoju, kad iš tiesų mūsų gyvenimas yra šiek tiek kitoks. Tai nėra kaip vienetinis atvejis, kad tai nėra vienas langas. O čia vat mes paimkim Perškinas ir Tretjakovas, fizika, 63 metų knyga. Ir vat puslapyje 377 yra vat tokia vat grafikėlis. Ne, čia yra vat spektrinė analizė. Čia yra šviesos spektras. Ir čia yra, kai tu degini kažkokius, degant kažkokiam junginiam, tu matai va tokį va išsibarstymą. Jeigu tu žinai, sakykime, esi sudeginęs įvairių junginių, tu gali pasakyti, kad va čia toksai yra ten, o čia netgi parašyta, kas čia pas mus, o deginant vandenėlį, jūs gausite va štai tokį spektrą. Ir jeigu jūs nežinot, kas dega, kažkokios dujos, jūs paimate, praleidžiate tą šviesos, išskiriamos šviesos kiekį per prizmę, kuri išskaido į spektrą ir jūs matote, aha, jeigu sutampa, reiškia pas mus. Taip dirba daugybė įrengimų, kurie nustatinėja medžiagų sudėtį. Medžiagų ir kažkokių gaminių, metalų, žodžiu. Tai va taip yra ir mūsų visuomenėje. Nėra vieno Overtono lango. Kad jisai vat būtų, va čia tu turi galvoti taip, ne. Kad vat jisai vat apsprendžia viską, ne. Čia va yra vienas langas, antras langas, trečias langas. Kitoj, čia vat viena visuomenė, čia kita bendruomenė, čia trečia. Ir sakykime, vat vienoje šalyje, ne, yra, čia gali galvoti va tiek, čia gali galvoti tiek, va čia visur kitur, jeigu tu išeisi iš to vat langelio ribų, tave visuomenė suės. Kodėl? Todėl, kad tu netitiksi tų suformuotų normų, kur tu turi teisę galvoti. Tiksliau, tu netitiksi to, kas tau leidžiama galvoti. Tu galvoti gali, ką nori, bet jeigu tik tais tu išeisi į kairę, į dešinę, tave iš karto pradės engti visi likusiai. Nes jie nėra pratę, kad galima pasižiūrėti situaciją iš tos perspektyvos. Iš kito kampo. Ir sakykime, daug kas žiūri mano laidas veikiami Overtono langų. Overtono tos spektro. Langų spektro. Ir jie nesuvokia, kad tai, ką aš kalbu, arba kalba Vaidas Žemaitis Lekstutis, kad jie priešinasi iš esmės ne dėl to, kad Vaidas kažką blogo sako, ar aš kažką blogo sakau, o dėl to, kad visuomenėje nėra priimta apie tai kalbėti. Masinio debilizavimo priemonės suformuoja nuomonę, kaip ir apie ką reikia galvoti. Prie to viso proceso prisideda mokymo sistema, kur tau yra aiškinama, kokia yra simbolika, kokie yra simboliai ir ką tu matydamas vieną ar kitą turi galvoti.
Sakykime, jūs matote Rusijos federacijos vėliavą. Kokios asociacijos jums kyla? Jūs matote Ukrainos vėliavą. Kokios asociacijos jums kyla? Jūs išgirstate užsienio agentų įstatymas. Kokios pirmiausiai mintis jums kyla? Va tos visos mintis yra jums įdiegtos per masinio debilizavimo priemonės. Jūs esat užprogramuoti galvoti būtent taip. Ir jeigu kažkas, duotoju atveju aš, jums sakau, kad jūs apgaudinėja, jums meluoja ir tai yra netiesa ir reikėtų pažiūrėti šiek tiek plačiau, jūs pradedate pykti. Nes jeigu jūs nedaug dievę palaikysite manęs, aš nekalbu apie visus, aš kalbu apie tos, kurie yra paveikti tų Overtono langų, tų masinių debilizavimo priemonių, kuriamos ideologijos. Jeigu jūs esate jau paveikti, jūs bandysit mane užčiaupti. Nes jeigu jūs tik tai palaikysite mane, bus bandoma užčiaupti jūs. O jūs nenorite pykti su savo draugais, pažįstamais, artimaisiais, su kolegomis, su darbdaviu. Ir jūs būsite priversti gyventi ne savo gyvenimą. Jūs būsit nelaisvas, o jūs būsit įtakojamas visuomenės. Nes visuomenė taip kalbėti, kaip kalba Danielius, negalima. Kas tai pasakė? Kas priėmė? Kas suformavo? Mes visi bendrai tauta susėdom, susirinkime, ne? Ir nusprendėm. Susėjom, susirinkom ir nusprendėm, apie ką galima kalbėti, o kas yra gerai, kas yra blogai. Ne. Ta informacija jums įdegė kažkas. Tas kažkas yra masinio debilizavimo priemonės, kurios yra finansuojamos iš užsienio. Pavyksta surišti galus. Nesigauna. Kaip sakė Albertas Steponavičius, jeigu kas nesuprato, reiškia nelemta. Ką dar galima pasakyti apie tos Overtono langus? Tai vat mūsų visuomenė yra leidžiama žalios spalvos spektre galvoti vienaip, violetinės spalvos spektre galvoti kitaip. Turbūt neberasiu taip greitai. 2, 3, 7. Nesvarbu. Kiekvienoj spalvos spektre, tai yra kiekvienoj valstybės svarbioje situacijoje, sakykime, politikoje, jūs galite galvoti, va čia tiek, tose ribose, kitoj politikos daly galite galvoti tiek, o namuose, ten kas eina kalba apie, sakykime, buitinė technika, jūs, irgi, iš esmės, kaip atseit galėtumėt galvoti, ką jūs norite, bet vėlgi, jums yra suformuota nuomonė, kad, pavyzdžiui, jeigu jums reikia telefoną, jis turi būti iPhone'as. Jeigu automobilis, jums formuojama nuomonė, kad turi būti Tesla. Ir labai retas žmogus, kuris sugeba pasverti naudą tos Teslos. Kokia ekonominė nauda, ką jisai gaus iš to automobilio. Ne. Jie žiūri, kad mums formuojama nuomonė, kad turi būti elektromobiliai, mes turime visi sėsti į švarius automobilius, švarius elektromobilius. Ne? Ir kad Tesla yra geriausias elektromobilis. Ir tai yra diegiama. Jūs galite šiek tiek nukrypti. Jūs galite pasiimti, ne Tesla, tebūnie, paimsit kažkokio kito gamintojo elektromobilį. Būtinai elektromobilį. Jeigu jūs paimsit, nusipirksite angliavandeniliais varomą automobilį, tai yra ten dujos, benzinas, dizelis, jūs iškrentat iš to lango. Jūs esat nepriimtinas. Ir jau jūs žiūrės kreivai šleivai. Ir tokių pavyzdžių apstu. Ką mums formuoja masinio debilizavimo priemonės. Kokią nuomonę? 1, 2, 3, 20 klausimų. Palieka pilkų zonų, kur jūs galite galvoti, ką norite. Kodėl? Todėl, kad ten absoliučiai nieko neįtakoja. Jeigu jūs pradedat galvoti, kad mūsų šalyje reikėtų, jeigu būtų pradedamas kelti klausimas, kad mūsų šalyje reikėtų
užsienio agentų įstatymo, kas būtų iš karto padaryta? Jeigu, ta prasme, atsirastų daugiau žmonių, kurie, tokia kritinė masė pradėtų rinktis ir tai būtų pastebėta, iš karto būtų paleista programa, kaip tuos, kurie apie tai kalba, kurie palaiko, kaip juos pažeminti, sunaikinti, kad tai yra Kremlio botai, dar kokiu nors, žodžiu, iš jų padaryti nebe žmonės, jiem prikabinti etiketės ir padaryti tą temą neleistiną, kad apie ją iš viso niekas nekalbėtų. Ir kai tik tais pradedama kalbėti apie užsienio agentų įstatymą, per tas masinio debilizavimo priemonės bus aiškinama, kad taip kalba pro-rusiški. Ir nesvarbu, kad įstatymas atėjo iš Jungtinių Amerikos valstijų. Suprantat, jie jums neformuos nuomonės, kad tai yra proamerikietiška pozicija, kad tai yra demokratiškos šalies pozicija, kad demokratinė šalis privalo turėti, žinoti, jos gyventojai turi teisę žinoti, iš kur ateina finansavimas į mūsų žiniasklaidą. Pasižiūrėkit, puikus pavyzdys, Eduardas Vaitkus. Jis visą laiką kalbėjo apie Lietuvą, kad Lietuva yra svarbi, kad mūsų sprendimai turi remtis mūsų šalies interesais, mūsų šalies gyventojų interesais, paprastų gyventojų interesais, ne? O kaip masinis debilizavimas jį pozicionavo? Pro-rusiškas, kremlinis, Kremliaus agentas. Taip. Kodėl? Nes neduok Dieve, tai bus priimtinos idėjos, tada jos bus implementuojamos, tai yra verčiama mūsų Seimo narius ir mūsų politikus pasielgti taip, kaip naudinga šalies piliečiams. Tai trumpai apie Overtono langus, Overtono spektrą. Šiandien tiek. Viso geriausio.